Dievui, kad galiu švęsti šią Eucharistiją, šioje vietoje, kur Jėzus, kaip sakiau, mylimas ir perkeliamas. Žiūrėkite, Evangelija kalba apie prieštaravimo ženklą. Jis bus prieštaravimo ženklas, sakė Simonas, ir tavo pačios siela perves kalavijas, kad būtų atskleistos daugelis širdžių mintys. Argi šiandien ne tas pats? Vieni Jėzų šiandien myli, garbina, jo laukia, jo trokšta. Ir kas tie vieni? Mažutėliai, tai jūs. Tai tie, kurie iš tiesų, žiūrėkite, koks liudijimas Evangelijoje. Ateina tie aukštųjų kunigų tarnai, fariziejų, ir sako, dar žmogus nėra taip kalbėjęs. Iš tiesų jie suprato, kad jis tikrai pranašas, jis Mesijas. Jie tikėjo, mažutėliai, o fariziejų smerkė. Sako, nebent tos pakeltos padugnės tiki į jį. Ir mylimieji, iš tiesų, ir šiandien reikia mums užsidegti tuo troškimu. Žiūrėkite, sako, žmogus nėra niekad dar taip kalbėjęs. Mes priimam Eucharistiją. Ką mes priimam? Mes priimam Jėzų. Kiekvieno priimančio, kaip šventasis Eimaras sako, jo veide atsispindi Kristus. Jo balse Kristaus švelnumas balso. Jo širdyje Kristaus jautri, gailestinga meilė. Iš tiesų visas asmuo mūsų turi persimti Jėzų. Viskas priklauso ne nuo Jėzus. Nes Jėzus trokšta visus mus padaryti pranašais, gelbėtojais su juo kartu. Jame per jį su juo, kaip mišiuose, teikiam Tėvui garbę. Iš tiesų, mylimieji, trokšta viskas priklauso nuo mūsų troškimų, nuo mūsų mirimo savo, nuo mūsų iš tiesų išnykti. Kada galim išnykti? Tada, kai minime, nes meilė ir tas ekstazė mus iš savęs, Abraomui sakė Dievas, išeik. Kad sutikti kitą reikia išeiti. Ir mums tai nuolat nėra lengva kaip žmonėms. Mes norime susipatoginti, mes norime komforto, mes norime priprasti prie savo gerbūvio. Visa tai gal nėra blogai, bet tai mus padaro nelaimingas. Mums visuomet reikia išeiti link kito didžiąją raidę, tai Dievo ir kito asmens. Mes ir kitame pažįstame Jėzų, taip? Reikia tik gerai įsižiūrėti, reikia daug praleisti laiko prie Eucharistinio Jėzus. Mes dažnai supainiojame žmogišką meilę ir dievišką gailestingumą. Mes sakome, aš jau tai myliu kitą, aš jam patarnauju. Bet mylimieji, taip, mes galim kilniai, gražiai mylėti kitą, bet mes silpni žmonės, trapūs, pažeisti tos antspaudo Ievos radomo. Iš tiesų, mums reikia tą gyventi dievišką meilę, dieviškos meilės apstybę mylėti brolį ir sesę. Ir ta meilė įsiliejo mūsų širdise per krikštą. Mes esam panardinti į gailestingą švenčiausius trejybės meilę. Kam? Tai malonė, taip? Mylėti kaip Jėzus, būti kaip Jėzus geram, atleisti kaip Jėzus, kentėti kaip Jėzus. Nes mylimieji, neužtenka mums būti gerais katalikais. Šiandien žmonės apsidraudžia, aš tradicinis. Aš tikiu, o kai paklausė, kaip šiandien vieną moterį klausiu, degalinė, sakau, tu tiki, sako taip, o iš pažinties nebuvau, neinu. Aš esu mylimieji, ką reiškia? Reiškia, yra tas veidmainystė, yra kaukė, ne? Juk prieš viešpatį visos kaukės nukrinta ir jos nuvis anksčiau ir vėliau. Ir mišiuose mes irgi pajaučiam savo tą nuogumą, tavo skurdą, savo nepajėgumą. Jeigu iš tiesų gerai save pažįstam, tai kas mes esam, ko galim didžiuotis. Mes galim girtis viešpačiu. Sako Paulius, jeigu kas nori pasigirti, tegu giriasi viešpačiu. Kas turi gražų balsą, tegu giriasi viešpačiu, kad jis davė. Kas turi meilės tarnauti, tegu šlovina viešpatį. Ir mylimieji, šiandien iš tiesų yra misija, tai gailestingumo jubiliejiniai metai. Įsivaizduokite, mes ten 7 darbai kūnui, sielai. Mylimieji, Jėzui meilės reikia, ne darbų.
Nes su darbais dar mums pasiseka. O su meilė viską daryti, ne? Iš meilės įkarščio. Ir tiek Dievui, tiek ir žmogui. Jo čia reikia šaltinio. Reikia atsiverti, reikia iš tiesų pasinerti. Reikia iš tiesų leisti tai meilę įsišaknyti mumise, įsitvirtinti, kaip sako. Taip? Nes kas myli, tas pažino Dievą. Kas nemyli, tas jo nepažino. Ir mes galim apsidrausti, sakyti, mes jau tai mylim. Kiek mes mylim? Patiek, ne? Kaip Dievas mus myli. Jis nori visos mes. Jis nori, kad mes dieną ir naktį būtume su juo kiekvieną akimirką. Mes galim apsidrausti, aš mišiuose, aš toks gerutis, šventutis, išeinu ir viskas baigėsi. Ne. Meilė nori ištikimybės, nori visos mens, juk mūsų sužadėtinis, jis pavydus, jis žino, kad jeigu mes nemylėsim jo visa širdimis, siela, protu, jėgomis, tai mes, žinot, kaip yra, kodėl stabų žmonės daug turi. Nes Dievas yra tikėjimo objektas, jis nėra meilės objektas, meilė, jis nėra jiems. Mes tikim, jeigu Dievas bus tikėjimo tik objektas, kaip sako tėvas Amadeo Ferrari, jis sako, neišvengiamai mes stabus garbinsime. O Dievas turi būti nuolat gryninti. Kiekvienos mišios mus išskaistinti turi, taip? Nes Jėzus tą daro. Jam reikia leisti, sakyti, Jėzau, sutinku, daryk šiandien šioje koplyčioje Jono Krikštytojo, kur esi garbinimas sūnim perkeitimą. Daryk viską sudegink, viską paimk, ko nenori, kad manyje liktų. Ir duok tai, ką trokšti surasti manyje. Duok ir būsime turtingi, išplėsk širdį ir mes mylėsime, nes bėgsime paskui tave. Iš tiesų Evangelija, ne, kaip Jėzui buvo sunku, ar ne? Jis sekė mažutėliais, jo gyvenimas pats liūdniausias žemėje, kaip Valtorto jisai sako, mano jūs negalite skūstis jūsų likimais, nes aš jums duosiu ramybę. Jūs neduoda žinoti savo pabaigos gyvenimo, o aš viską tai žinojau. Aš žinojau, kas mane laukia, žinojau, kad turėsiu kovoti kovą. Šiandien Jėzus kenčia mumise. Ir minimiai šiandien Jėzų reikia guosti ir adoracija yra tai malonė, tai pasilikti, sakyti Jėzau, o aš norėčiau su tavim palikti šią naktį. Mes sunkiai keliamės, ne? Nes mums reikia tos meilės, tokios sujudinimo, ne? Išeiti iš savęs. Ir tada pamatysi, kad verta buvo atsikelti ir tą miegą paaukoti. Nes mūsų tas tikras poilsis yra Dievuje, nes mūsų širdis nepailsės, kai mes miegosim 9-10 valandų. Bet mūsų širdis pailsi Jėzų širdyje, bet tai reikia iš tiesų trokšti, sakyti Jėzų, noriu dėl tavęs. Niekas nėra sunku, mylint Dievą. Nes meilė tai yra ta jėga, ar ne? Tas jėga viską nugali, taip? Kaip Paulius sako, meilės himne, meilė niekada nesibaigia. Ir meilė mums duoda jėgų sparnus, bet nuolat ją reikia iš tiesų gyvinti, taip? Ją reikia skaistinti. Jos reikia visuomet priimti, nes mes savijos neturime. Bet minimai, argi Dievas mums neduoda visko, jisai visas atsiduos šiuose mišiuose. Jis ateis į mus ir neklaus, ar ne, ką tu čia, ar tu pamaldus, ar tu šioks toks, jis nori, mato širdį ir nori mums duoti save. Ir patirkime, nes mišios yra patirtis, kaip esu mylimas, kaip Jėzus manęs ilgisi, ne? Kaip Pijaus tėvo klausdavo, ar tu myli Jėzus, jis sakydavo, Jėzus mane myli, o aš ilgiuosi. Ignotas Santarietė sako, manyje užgesusi juslinė ugnis. Ne, kas mums trukdo, ką Eucharistija padaro, nes sudievina, sudvasina protą, širdį ir jausmus. Ir mes tampame perkeisti Jėzaus malonės, nes mūsų protas ieško tiesos, o tai yra ribos. Bet mūsų protas turi atsiverti dėka Eucharistijos kontempliacijai.
mūsų širdis po gimtosios nuodėmės myli kūniškai ir draugą, ir bičiulį, sužadėtinį, o turėtume mylėti taip, kaip Jėzus besąlygiškai, nesavanaudiškai, duoti save, kaip apaštalai mylėjo Jėzų prieš sekmines. Buvo ten mažai dorybių, bet kai jie gavo šventąją dvasią, tą ugnį iš dangaus, jie visiškai pasikeitė. Jie mirė savo, ir buvo vienas troškimas, kad Jėzų paskelbti. Visi tikėjo, visi sukluso, nes jie skelbė šventoje dvasioje įstabius Dievo darbus. Taip, ką Dievas padarė, kiek Dievas išliejo savo šventąją dvasią ant kiekvieno kūno. Ir jausmai, kaip Ignotas Antiochietis sako, jūs ne ugnis užgesus. Jie sako, mano prigimtis yra paminta po kojų, jis buvo vyras, nepamirškime, jisai irgi buvo gundomas, taip velnio, žinome, ne, per žmonės buvo gundomas. Bet jisai gyveno kuo? Tėvo meilė. Jis visas buvo tėvui. Ir ant kryžiaus jis visas mums yra tėvo duona, jis yra mums ta duona nužengus iš dangaus. Taip, kas valgo mano kūną, geria mano kraują, kas pasilieka manyje, yra šiame. Argi tai ne dangus? Argi tai nelaimė? Jeigu mes sugebėtume taip išgyventi mišias kiekvienas, argi mes nedėkotum Dievui, argi mes neapšviestum pasaulio, argi mes neitum ieškoti Jėzaus vardu tų, kurie nepažįsta, ne? Ko tie elgetos trokšta? Ko tie narkomanai aušros vartuose, ar moteris, ar vyrai, ar jie pinigėliams reikia, jiems Jėzaus reikia. Bet kas jiems duoda? Tas, kas turi. Negali nieko duoti, jeigu neturi. Mes kunigai vargšai didžiausi, ne? Nieko neturim. Gali žiūrėti žmonės į kunigus, į vyskupus, sakyti, koks šventas, maldos, ne, mes vargšai, tai viską gauname. Galim duoti, jeigu tu priemame. Mėlyje, dėkokim Dievui, nes tas duodantysis yra Jėzus, duodantysis yra gerasis tėvas, kuris mums atidavė sūnų. Jis nuolat atsiduoda Jėzus ir tėvas mums sūnuje. Todėl mes negalim skųstis, kad mums trūksta meilės, ne? Juk tik gavai jau dabar tik tai įtikėk tuo, ne? Leisk, kad ta meilė tavyje galingai veiktų. O kaip veiks? Per maldą, taip. Malda, kas yra malda? Tai yra būti su mylimuoju, širdis į širdį, veidas į veidą. Su Jėzumi aš turiu omeny. Su juo reikia pasilikti valandų valandas. Ir pamatysi, kaip kokis perkeitimo, perauklimo, stebuklą aukos padarys tavyje. Iš tiesų, Eucharistija, mylimieji, šiandien mūsų katalikų nėra pažinta. Sakiau konferencijoje, jeigu 8% ateina į mišias, o kur kiti? Ar jie Dievo nenori? Ar tik mažutės senos šiandien trokšta Jėzus, o kiti? Ačiū Dievui, yra jaunimo, prabudusio. Bet mylimieji, argi tai užtenka? Juk Jis nori visų širdžių. Jis mirė už visus, ne už vieną, kitą, trečią. Už visus jis nori visų, jis pavydus, jis nori visų laimės labiau negu mes patys. Jis nori atsiduoti daug daugiau, negu mes trokštame priimti. Jis yra tas, kuris duoda viską ir tada iš mūsų laukia, ne? Ar negalėtų man atsiduoti? Nes aš visas tau trokštu būti, dvasia, siela, kūnu, jis atsiduoda mums. Mylimieji, ir sako, po komunijos, kaip skaičiau, sako, Jėzus vienai mystikiai, tarsi sako, kūnas mano kūno, kaulas mano kaulo, ne? Nes Jėzus stato bažnyčią. Kas yra bažnyčia? Visi tie, kurie priimam komuniją, leidžiam Jėzus statyti mistinį kūną, tą bažnyčią. Jeigu neinam komunijos, mes neleidžiam ištvirkelės kūną, kuriame šiandien daug žmonių neina komunijos, neina iš pažinties, nesupranta, ne? Jeigu nežinai, ką tai duoda, tai ko ten eiti? Bet jeigu tu paragavai, kad tai yra meilė, kad tai yra Kristus gyvasis, kad tu niekur jo taip nepriimsi, kiek mišiuose ir adoracija irgi yra tas dvasinė komunija. Ir tai yra gerimas, pratęsimas tos komunijos, to troškulio tavo širdyje užpildymas. Tai dėkokim Dievą, Jonas Krikštytojas, čia yra paveikslas, ne? Bet jis yra mums pavyzdys. Jisai taip mylėjo Jėzų, kad jisai mirė, nes sako, viskas jam augti, ne, aš nevertas,
Aš džiaugiuosi jaunikio balsu, jam augti, man mirti, man išnykti, ar ne? Nes mumise Jėzų turi atpažinti. Jeigu neatpažįsta mumise po komunijos moderacijos Jėzus negerai, kažkas tai su mumis negerai, ne su Jėzumi. Su Jėzumi viskas tvarkoja. Aš meldžiu, mylimieji, šventosios dvasios suminės. Esu elgetauju. Jėzau, liek savo dvasią. Liek dvasią besaiko ant visos žmonijos, ant visos bažnyčios, ant visų, kurie nori priimti savo garbę šlovę, kad tu būtum pažintas, pamintas ir garbinimas, tu ir Tėvas šventoje dvasioje. Garbę šlovę tavo teikiame gyrių, kuris gyveni ir viešpatauja per amžius.